Sveikas, Žiulienai. Sveikas, Gyti. Kaip tu gyveni? Puikiai. Puikiai. Nestandartinis vardas, Žiulienas. Kaip tėvai sugalvojo? Oi, tų istorijų daug turbūt, bet nėra jokios labai romantinės, bet paprasčiausiai turbūt aš laik sakau, kad tėvas nenorėjo, kad atėjus į darželį ir pakvies koks nors ten Tomas Marius, reiškia, yra bėgs 5, jisai sakė, aš norėjau, kad būtų vienas. Svajonė, kitaip paklausiu. Čia iš tų kosmonautų, vairuotojų, tai mano policininkas. Policininkas? Mano policininkas. Aš ir baigiau, aš policijos akademiją mokiausi. Tai griežtas žmogus? Ne, aš norėjau padėti žmonėm. Padėti? Padėti žmonėm, nes aš mačiau, kiek žmonių vargsta ir norėjusi. Atrodė, kad ta vieta, tas būdas, ta profesija, ten, kur galima tikrai padėti jiem silpniem, galbūt nesugebantiem patiem apsiginti ir taip toliau. Bet viskas susideda iš kažkokių tai laiptelių, kryžkelių, etapų ir tikrai galiu drąsiai sakyti, kas įvyko, niekada nieko blogo neįvyko. Nors tuo momentu atrodytų, kad gal šabloniškai skamba, bet tą jau jaučiu visų savimi. Ir kad ką nors sakyčiau, va, kokia nelaimė, kad ir kaip tai atrodytų, tai kartais tik tai pačios situacijos vertinimo klausimas ir turbūt kartais laiko klausimas. Kad paskui pažiūrėtum atsisukęs atgal. Ir dažniausiai turbūt sakai, kad... Pats esi gyvenęs ne Lietuvoje. Esu šiek tiek gyvenęs. Kas privertė iškeliauti? Kodėl? Darbas turbūt. Nes aš dirbau Statoil kompanijoje. Tai išsiuntė metam laiko į Airiją. Turėjau likti metus, turėjau kontraktą metam, likau 5. O paskui norėjusi kažko savo, kažką tai norėjusi ne kažkam kitam įrodyti, o turbūt pasitikrinti savo jėgas ir kažkaip šitas rytis, nekilnojamas turtas pasirodė įdomu. Užsienį keliavęs, dirbęs, gyvenęs ir tada grįžti atgal į tėvynę. Turbūt patirtis buvo, kad bandžiau ir pats investuoti ir susidūriau su šitą profesiją 2002-2003 metais. Aiškiai, kai kažką teko įsigyti Lietuvoje ir parduoti. Ir kai sutikdavau tos brokerius, tą profesiją, kurie tą darė, atrodė, kad tikrai tą galima geriau padaryti. Nes tai yra svarbu, aš pats pajutau, kaip tai yra svarbu. Jeigu aš planuoju, jeigu aš investuoju, jeigu man tai rūpi, aš mačiau, kaip tos profesijos žmonėms, su kuo aš susidūriau, kaip tai visiškai nerūpi. Ir tuo metu turbūt pradėjau ieškoti, kas tą daro geriausia. Ir tuo metu dar franšizės netgi principo nelabai gerai išmaniau, kaip jisai veikia. Ir pradėdamas ieškoti, kas veikia, galbūt atpažinau Remax kompaniją ir Airijoje, kuri tuo metu sėkmingai veikia. Ir pradėjau gilintis. Vizijos ir misijos suvokimas. Nors tie žodžiai yra nuvalkioti, dažniausiai kažkur kabo ir dulkyjant ant sienos, man jie yra labai svarbus. Tai tarsi tas įsigrinimas, to tikro noro, tos misijos, ką tu atlieki, labai padeda kryptingai dirbti, pasirinkti, tam tikrus dalykus priimti, tam tikrus dalykus atmesti, labai gera, manau, priemonė. Tai vadovas tą turėtų jaust, nes aš dažnai, kai ar kalbu ten su kitų verslų, reiškia, vadovais, savininkais ir dažniausiai jaučiu, ar yra ta energija, ar yra ta vizija, ar yra tai tikrai meilė tam tikslui, kurį jie atlieka, ar jisai yra toks, žiūrėsim, kaip bus. Vaikai šitą video pamato po 20 metų. Koks būtų tavo palinkėjimas šiai minutė, savo šeimai, savo vaikams? Turėti tikslus, siekti jų, turėti
sąmoningumą, kad tai, ką ir sakiau, kad įsileist, ne, kitas nuomonės apsvarstyti, bet to pačiu ir neleist stabdyti, jeigu vidinis tikėjimas sako, kad tu gali, tu tiki, geriau išbandyti, geriau suklysti, nes tik tai dėjus iki vieno taško, tu tikriausiai atrasi kitas duris, po tų dar kitos ir jokio tiesioginio turbūt kelio nėra. Tai būtų smagu, tokie, kurie siekia, ieško. Ir jeigu aš būčiau visada klausęs, ką man sakė, kad tu negalėsi, nepasieksi, tai turbūt būčiau ir nepasiekęs. Ačiū Žilienai už popietę, buvo labai malonu. Prašom.